Aš ne viena. Aš nesijaučiu tikrai viena. Aš žinau, kad yra mylintis Dievas, kuris duos mums visko, ko reikia. Gal ne tiek, kiek man atrodo, kad reikia, bet tikrai tiek, kiek mums reikia. Aš žinau, kad yra mylintis draugai. Aš žinau, kad yra pakuta. Ir blogiausiu atveju mes atvažiuosim čia. Mes tikrai ne vieni. Kretingoje išgirdau pamokslą. Išmintimi dalinosi pranciškonas brolis Gediminas. Švystelėjo kažkas tikro. Žodis lietė, kalbėjo, dvelkė tiesa. Jis buvo pilnas gyvybės. Daug ko nesupratau, bet jutau, tai man. Ir nieko daugiau nebesvarsčiau. Tiesiog kiekvieną sekmadienį buvau Kretingos bažnyčioje, o paskui viešpats padovanojo pakūtą. Jėzus sakė, ką padarėt vienam iš mažiausių brolių, man padarėt. Todėl aš gyvenu tuo Evangelijos žodžiu. Va, taip gyvenu, kaip suprantu, kad Jėzus ateina pas mane kaip narkomanas. Keistai skamba, bet aš taip tikiu. Ir todėl aš priimu. Kaip galiu, kaip pajėgiu, aš kaip kunigas, kaip pakeliu man ostiją per mišias, ne? Aš kiekvieną kartą turiu išpažinti viešpatį, aš per silpnas, aš nepajėgiu suvokti tavo buvimo toj ostijoje, nepajėgiu tave pagarbinti taip, kaip tu esi to vertas, priimk mano ribotą pagarbą, meilę, bet aš žinau, kad tai yra, nepalyginamai jis vertesnis tos pagarbos, tos meilės. Tai va ir tas narkomanas man kaip ta ostija yra tikėjimo paslaptis ir aš nepajėgiu jo dažnai dėl išvaizdos, dėl dar kažko, dėl manierų, kurios kartais iš tikrųjų erzina ir turi susiimti, kad neparodytum to susierzinimo, neuždarytum to žmogaus, kad leistum jam atsiskleis tokiam, koks jis ir. Tai va, meldžiuosi, Dieve, padėk man atpažinti tave šitame žmoguje, padėk man mylėti tave, padėk man gerbti tave ir tarnauti tau. Ir iš kitos pusės aš dėkoju Dievui iš to žmonės, nes aš galvoju, kad tai yra Dievo išgelbėjimo darbas man pačiam. Nes jis labai daug dalykų man padėjo suprasti per bendravimą su tai žmonėmis, save suprasti, save atpažinti. Ir aš galvoju, kad tai yra man Dievo dovana ir dėkoju jam už tą dovaną. Nors galbūt tokia savotiška, prekinė išvaizda nekokia, bet iš tikrųjų labai brangi dovana ir svarbi mano gyvenime. Aš dažnai jaučiuosi nevertas, iš tikrųjų kartais turėjau ne kartą tokių minučių, tokių nušvitimų savo sąmonėje, savo širdį, kad aš iš tikrųjų net nevertas esu gyventi čia su jais, kad
kad man čia yra labai didelė Dievo malonė, kad aš galiu čia Pakutoje su jais gyventi ir pažinti juos ir pažinti jų skausmą, jų patirtis ir panašiai. Ir matyti tuos Dievo darbus, ką jis daro jų gyvenimuose. O, paimsim, prašom, ateikit. Čia. Būkite kitas. Varyk kas nors. Gerai, einam. Taip. Vai. O, dėdukai. Aš įsitrau vieną duodu. Einam. Tai vis tiek sveikintis dar kartą. O, čia labas. Kurį neši, Joną? Audrius. 14 metų vartojo narkotikus. Dailininkas. Prieš 3 metų nebepaėgė vaikščioti. Nebevalgė, gulėjo landynėje ir tyliai laukė mirties. Draugai atvežė į Pakutą ir jis sunkiai, bet pakilo naujam gyvenimui.